Sveiki, europiečiai! Su jumis laida Kas naujo Europai ir aš šios laidos vedėja Laura Dragūnaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie Baltąją knygą dėl Europos gynybos ir planą Rearm Europe, naują europinę migrantų grąžinimo sistemą, daugiau galimybių investuotojams ir taupytojams Europos Sąjungoje, Europos egzaminą ir Europos dieną. Pagaliau galime pranešti, Baltoji knyga jau parengta. Galbūt yra tokių, kurie pamiršo, apie ką ta Baltoji knyga. Tai Baltoji knyga dėl Europos gynybos, parengties užtikrinimas iki 2030 metų. Va dabar tai būsim maks pasiruošę. Beje, vienas iš šios Baltosios knygos autorių yra pirmasis istorijoje Europos komisijos narys, atsakingas už gynybą ir kosmosą. Tai yra mums visiems gerai žinomas Andrius Kubilius. Tai ypatingai svarbus žingsnis ES, keičiantis mūsų visų požiūrį į gynybą. Pirmiausia, šis dokumentas yra tarsi kelrodis Europos valstybėms, kaip stiprinti savo gynybą, kaip užsukti gynybos pramonę. O visa tai daroma, kad atgrasytume priešą ir jam nekiltų noras išmėginti mūsų tvirtybę. Ką mes, europiečiai, turime padaryti, kad būtume stipresni? Šiandien Europai kaip niekada svarbu stiprinti gynybą ir remti Ukrainą, ginančią laisvę viso žemyno vardu. Naujieji dokumentai, Europos Baltoji gynybos knyga ir iniciatyva Rearm Europe ne šiaip pareiškimai, o gairės ir konkretūs įsipareigojimai – stiprinti bendrus Europos gynybos pajėgumus, didinti gynybos pramonės apimtis ir užtikrinti efektyvesnį karinės įrangos tiekimą. Ukraina čia yra partnerė, kurios stiprybė šiandien reiškia mūsų visų saugesnį rytojų. Visą tai lydi principas Buy more, better, together, European. Europos šalis turi veikti išvien, daugiau, geriau ir kartu, kad galėtų greičiau ir efektyviau remti Ukrainą bei stiprinti viso regiono saugumą. Norėtųsi išgirsti, ką apie Baltąją knygą kalba pats autorius Andrius Kubilius. Laura, tavo noras Europos komisijai įsakymas. Gerbiamas komisarė, ką reiškia Baltoji knyga ir Rearm Europe mums, lietuviams? Baltoji knyga, skirta Europos gynybos ateičiai, yra istorinis dokumentas, svarbus visai Europai, tuo pačiu ir Lietuvai. Nes pirmą kartą ES skiria tiek daug dėmesio gynybos reikalams. Nes ES gali padėti visiems mums tapti stipresniais gynyboje, visų pirma pasirūpindama, kad mūsų gynybos pramonė galėtų pagaminti tai, ko reikia mūsų gynybai. Todėl iniciatyva Rearm Europe, leidžianti per ateinančius 4 metus sąjungos valstybėm skirti gynybai papildomą 800 milijardų eurų, yra iš tikrųjų šitos istorinės galimybės realizavimas. Tik būdami vieningi, mes būsime stiprūs. Visi tikriausiai prisimena, kokio masto migrantų krizė užklupo Lietuvą prieš 4 metus. Tačiau su šia problema susidūrė ne tik Lietuva. Nemažai valstybių su neteisėtais migrantais ir dar didesniais srautais susiduria iki pat šiandien. Europos komisija ėmasi ieškoti naujų būdų, kaip pažaboti nelegalią migraciją į Europos Sąjungą. Apie viską nuo pradžių. Europos Sąjungos piliečiai Šengeno erdvėje juda be jokių apribojimų. Pavyzdžiui, lietuviui skrendant į Italiją užtenka asmens dokumento. Maža to, tu gali ne tik keliauti, bet ir mokytis ir dirbti kitoje Europos Sąjungos šalyje. Tačiau tie, kurie nori patekti į Europos Sąjungą iš kitų valstybių, turi laikytis tam tikrų papildomų taisyklių. Pavyzdžiui, reikia gauti vizą, leidimą gyventi, leidimą įsidarbinti arba pasiprašyti prieglobsčio nuo persekiojimo savo šalyje. Didžioji dalis migrantų laikosi Europos Sąjungos įstatymų ir taisyklių ir atvyksta teisėtai. Tačiau ta mažuma, kuri tvarką pažeidžia, dažnai neigiamai nuteikia europiečius prieš visus atvykstančius žmonės. Todėl taisyklės pažeidžiantys asmenys grąžinami į jų kilmės šalį arba kitą saugią valstybę. Šiandien ES šalys taiko skirtingas grąžinimo procedūras ir praktikas, todėl procesai gana chaotiški. Siūloma tai suvienodinti. Atsiras bendra tvarka ir Europos grąžinimo orderis. Europos šalys privalės pripažinti ir įgyvendinti kitoje Europos šalyje priimtus sprendimus. Dėl to bus mažiau susiskaidimo, aiškesni sprendimai, na ir vienoda žmogaus teisių užtikrinimo visame procese praktika. Kas jau kas, bet Europos komisija visada ras sprendimą kylančioms problemams. Skaičiuojame, kad šiuo metu tik kas 5 neteisėtas migrantas, kuriam nurodyta išvykti iš ES, tai iš tiesų padaro. Tam, kad migracijos sistema veiktų sklandžiai, Europos komisija pristatė tikrai europietišką sistemą. Pirma, grąžinamų asmenų įsipareigojimai.
Aiški pareiga bendradarbiauti, pateikti dokumentus ir likti nustatytoje vietoje. Asmenų nebendradarbiavimas reikš išmokos sumažinimą ar nutraukimą ar kelionės dokumentų konfiskavimą. Antra, priverstinis grąžinimas bus taikomas tiems, kurie slapstosi, neišvyksta iš ES iki numatyto termino pabaigos arba kelia grėsmę saugumui. Trečia, saugumo priemonės, griežtesnė stebėsena, ilgesnis sulaikymo terminas, jei asmuo gali pasislėpti nuo tarnybų arba kelti pavojų visuomeniai. Visų šių priemonių tikslas – skaidri, griežta, bet kartu ir teisinga sistema, kuri padėtų išlaikyti Europos tvarką. Taisyklės yra taisyklės, o jų laikytis privaloma. Taip išvengsime chaoso. Mariau, ar tiesa, kad absoliuti dauguma europiečių pinigus laiko banko sąskaitose, o investuoja tik labai maža dalis? Oi, Laura, Europoje investuoja tik nedidelė dalis gyventojų. Problema, kad pinigus laikant banke labai mažai uždirbi. Net ir šiuo klausimu Europos komisija turi ką pasiūlyti. Taip. Europos komisija neseniai pristatė santaupų ir investicijų sąjungą. Tam, kad mūsų pinigai nedulkėtų banko sąskaitose, o dirbtų. Ši nauja sąjunga suteiks žmonėms daugiau pasirinkimų. Jie galės lengviau investuoti į Europos kapitalo rinkas, pavyzdžiui, į akcijas, obligacijas arba investicinius fondus. Norime, kad investavimas būtų lengvas ir prieinamas mums visiems. Todėl kursime paprastesnės taisyklės ir priemonės. Svarbiausia, europiečiams investavimas į finansinės rinkas bus nebrangus. Europos mažos ir vidutinės įmonės neturi prieigos prie didelių investuotojų. Jos rizikingesnės, bankai joms sunkiai suteikia paskolas. Mūsų pasiūlymas padės sukurti alternatyvius finansavimo šaltinius, leisdamas šioms įmonėms pritraukti investuotojų per akcijų ar obligacijų rinkas. O svarbiausia, kad investuodami europiečiai bus finansiškai raštingesni, augins savo turtą ir prisidės prie konkurencingesnės Europos ekonomikos. Trumpai tariant, galėsime mokytis investavimo ne tik mes, bet ir verslas galės augti. Valio! Mūsų laukia šventė. Gegužės 9-ąją švęsime Europos dieną. Mes kiekvienas mylime Europą, todėl apie ją daug žinome. Ar ne? Gegužės 9 dieną laikykime Europos egzaminą. Tai ne tik puikia proga pagilinti savo žinias apie Europos Sąjungą, bet ir sužinoti įdomių faktų apie ją. Na, o kad nereikėtų ruoštis paskutinę naktį egzaminui, Mariau? Prieš 75 metus, gegužės 9-ąją, Europos žemynas pradėjo vienijimosi kelią vardan taikos. Pirmasis vienybės žingsnis tuo metu labai svarbių pramonės šakų – anglies ir plieno suvienijimas, kuris padėjo pamatus bendriems ekonominiams sprendimams, ir tai tapo Europos Sąjungos užuomazga. Visa tai Roberto Šumano dėka. Prancūzų politiko, kurio vardu pavadinta deklaracija, buvo suvienyta Europa ir padėtas tvirtas pagrindas taikai Europos Sąjungoje. Nuo to laiko Europos Sąjunga užaugo nuo 6 valstybių pradininkių iki didelės ir vieningos 27 narių šeimos. Ir tai ne pabaiga. Prie Europos Sąjungos šeimos prisijungti nori dar 10 valstybių, iš kurių 9 turi oficialų kandidatės statusą. Šiandien turbūt pats Šumanas maloniai nustebtų savo idėjų sėkme. Juk prieš 3/4 amžiaus jis nežinojo, ar pavyks suvienyti Europą. Tikrai pavyko, juk dabar gegužės 9-oji, tai tarsi Europos Sąjungos gimtadienis, kurį švęsime laikydami Europos egzaminą. Mariau, kiek žinau, Europos egzaminas yra laikomiausias egzaminas Lietuvoje, tiesa? Tikrai taip. Pernai jį laikė net 36 000 lietuvių. Tai lengviausias būdas švęsti Europos dieną. Egzaminas labai paprastas ir labai smagus. Ir tinka net labiausiai užimtiems žmonėms. Egzamino sprendimas užtrunka 10 minučių. Egzaminą laikyti gali visi – moksleiviai, studentai, dirbantys, senjorai. Smagu tai, jog ne tik žinias tikrinsitės, bet ir galite laimėti dovanų. Prieš egzaminą pasipraktikuokime spręsdami treniruotę, o gegužės 9-ąją nuo pat ryto spręskime egzaminą. Nuoroda, kaip visuomet, apačioje. Tikiuosi, visi išgirdote puikiai. Gegužės 9-ąją nuo 8 valandų ryto iki pat vidurnakčio švęskime Europos dieną drauge. Dalyvaukime Europos egzamine. Ačiū, kad žiūrėjote laidą Kas naujo Europoje. Tvirtumo, vieningumo ir dar stipresnio europietiškumo jausmo kiekvienam. Švęskime Europą!